Gegužės 15. Nors figmedis nežydėtų ir nebūtų vaisių ant vynmedžių ir alyvmedžių, nors laukai neduotų derliaus, garduose dingtų avys ir nebūtų gyvulių tvartuose, tačiau aš džiaugsiuosi Viešpačiu, džiaugausiu savo išgelbėjimo Dievu. Laiškas Hebrajams 3 skyrius 17-18 eilutės. Suprantame, jog Dievas leido būti blogiui pasaulyje, kad pasaulis galėtų išmokti keletą pamokų, iškarčių išbandymų ir žinotų, kokios seka natūralios bausmės už blogio darymą. Taip pat suprantame, kokią naudą leistas blogis duoda šventiesiems, tai yra pasitarnauja jų išbandymui, apvalymui, tobulinimui, paruošia šventuosius, kad galėtų paveldėti puikius dalykus, kuriuos Dievas numatė tiems ištikimiems, kurie įrodys, kad yra nugalėtojai, ir todėl bus verti šių puikių dalykų. Dievo apvaizda leido kūniškam bei dvasiniam Izraeliui patekti į raidinio ir simbolinio Babilono nelaisvę, kur buvo mažai galimybių plėtoti vaisingą darbą, darant įtaką žmonių giminiai. O vis dėlto Viešpaties malonė padėjo ištikimiems, esantiems simbolinėme Babilone, džiaugtis Dievu ir Kristumi dėl jų atliekamų nuostabių išgelbėjimo darbų. Baigiantis amžiui Dievo žmonės susidūrė su tam tikrais nepalankiais ir nevaisingais išbandymais, tačiau ir toliau, būdami tarp šių išbandymų, džiaugiasi specialia Viešpaties malone, kaip pranašiškai buvo pažadėta šiame tekste. Klausimai: ar šią savaitę džiaugiausi vargais ir sielvartais? Kas juose man padėjo ir kas trukdė? Kokie išryškėjo rezultatai? Nors figmedis nežydėtų ir nebūtų vaisių ant vynmedžių ir alyvmedžių, nors laukai neduotų derliaus, garduose dingtų avys ir nebūtų gyvulių tvartuose, tačiau aš džiaugsiuosi Viešpačiu, džiaugausiu savo išgelbėjimo Dievu. Laiškas Hebrajams 3 skyrius 17-18 eilutės.